Nu, debesėlė kažkokia susikaupia. Nieko gero. Atrodo, bet judam į tą Zakopanę pagaliau. Pažiūrėti kalnus. O čia išvažiuot kažkaip reikia, bet daug juostų, daug mašinų. Bet judam, viskas gerai. Nu, patekom į dar vieną kamštį, bet jau matau per veidrodėlį, kad iš galo atvaro. Visi va prasiskyrė kaip. Ir mačiau ir greitųjų daug nuvarė, iš kitos pusės atvarys tuoj. Tai kaip čia seksis pravažiuoti, nežinau. Nu ką, ir atvykom. Vila Malinova. O, išstato šalia dar kažkokias vilas. Vaizdai, kalnai. Eisim, žiūrėsim, kas čia bus. Nu, toksai vat namelis. Įdomus. Sakė, šeimininkė dabar bažnyčiai. Tai mes patys įėjom, čia viskas. O, taip, o. Paruošta. Nežinau, gerai. Neįdėjau raktelį, tai neveikia. O, lojantį. Balkoniukas kažkoks. O, kalnas. Gerai. Nu ką, ir prašau, išėjom į jų pagrindinę gatvę. Žmonių nemažai, eisim ir mes pasivaikščiot, bet dabar sūris va. O, sūrių atvarėm tradicinių pasižiūrėti. Po 5 euriukus visai nebrangiai. Nu, čia šašlikėliai da taip nemačiau per kelias, eikti savo geruliškos. Na, eisim paragaus, kas čia yra, turbūt. Nu ką, pirmi patiekaliukai, tai starteriai sūris. Nu, guliašovo nežinau, kaip jinai veiks, bet viskas gerai, ne? Nu, ragaujam. Nu, ką ragauju už to sūrį? Bemas geras. Su svogūnais. Nu, ir paėmėm dar vat alaus. Čia, aišku, gamyba, bet per kelią. Nu, čia geras dydis lėkštės. Su kopūstėliais. Nu, liuks. Skanaus. Nu, jeigu norit persivalgyti, tai čia užeikit. Šakės. Belen kiek prisivalgėm. Į pusės nesivalgėm. Tai va. O kitoj pusėje tai yra korėjietiški snow ice ledai. Bankokė valgėm prieš metus. Eisim čia irgi, bet dabar dar be šansų kažką, kad suvalgyti. Bandysim biškį vėliau. Einam žiūrėti, kas čia dar yra gero. Nu ir mieste gyvena 25 tūkstančiai gyventojų. Aišku, turistų dar turbūt tiek pat atvažiuoja. Ir kas man įdomi buvo, tai net 2 apžvalgos bokštus turi. O čia tai geras. Įdomi. Ir visur karkeliai, šašlykai didžiausi. Į tą karką parašyta 220 gramų, bet atnešė tikrai ten kokią pusę kilo. Ir šonkolių belenkiek atnešė, o kaina 3 suolum, su starteriais, su viskuo, tai 56 euriukai tik tai gavosi, tai tikrai labai nebrangiai už tokią kiekį ir pačiam centre. Lenkai ne tik pamaldus, bet ir saldumynus gamina. Vieną paskui kitą parduotuvė saldumynų. Tai dabar malina, krovka, prašau. Sakau, žiūrėk, pilnos lentynos laukia. O taip, liūdėsiuk sima. Jaučiu kokį 300 gramų jau karočią saldainių, bus vėl kažkur lentynai pas mane. Reiks ragauti visokius skoniai. Aguoniniai, arbūziniai.
Avietiniai, kokosiniai, levandiniai, slyvų, mėtų. Ojojoj. O sėdė moteris, galvoja, ką jinai čia daro. O jinai čia vat piešia kažkokią tai medinę sodybą. Visai tokia graži. O va, piešinys gavosi va toks. Faina. Nu ir ką, gatvelę praėjom. Tai aišku, čia skaitosi kaip Palangos Basanavičiaus gatvė. Ir yra ir pavalgyt, ir saldžiai pavalgyt, ir vaistinės, ir parduotuvės, ir pramogos, tai viskas vienoje gatvėje. Užtai čia ir žmonių pilna. Nu ir aišku, tėmda vieną deserčiuką paimsim, nu kaip. Be jo norėjom ledų, bet dabar šiandien kol kas net nežinau, kaip čia jį pavadinti, bet toks dydis. Mačiau, nusinešė tokį didelį, tai vat. Vienas iš tų rinkinuką. Kosmosas, bus kosmosas. Tas šulinukas dydžių, tai belen kokį. Už galvą didesnis. Eik, tu savo. Kaip jį reikia suvalgyti, nežinau. Bet jaučiu skaniai bus. Nu, ragauk. Mano eilė ragaut. Aš nežinau net kaip kas čia per dydis. O, už galvą didesnis. Geri dalykai. 7 eurai. Ir vienas įdomus dalykas, kad per patį centrą, prie pagrindinės gatvės ir upė teka tarp visų pastatų apačios. Vienur atsiveria biškį, kitur vėl pasidengia. Įdomu. Nu ką, jau kilsim į kalną kažkur čia. Guvlenka. Aikštelė prie pat. Važiuokit prie pat, ieškokit vietos, nes mes ieškojom kažkur toliau. Aikštelė parodyta buvo, bet yra prie pat, yra ir 7 zlotai tai kainuoja valandai. Tai viskas ok. Prie pat kaip vietiniai atvarėm. Ir kai atvyksti, pamatai vat tokį vaizdą Tatrų kalnų. Labai neblogai. Gražu. Nu ką, viskas, va, rugelės paruoštos. Nėra čia taip jau, kad... Nu, jau kylam į viršų. Biškį net apsiverkiau nuo greičio. Kokios ašaros bėga. Kai dar pasikeli, tai va, gali visokių papramogaut, kažką apsipirkti. Kalno viršūnė, viskas įmanoma. Ir tokių gražių kavinių, kur atsiveria vaizdas į kalnus, taip sėdėti. Va čia, va tai gera vieta, bet tiek privalgę esam. Atvykom į Skywalk, gal čia netgi ir geriau varyti iš karto, net Golubovku ar dar kažkur. O čia tai vaizdas atsiveria aplinkui belenkoks. Ir dar va, čia, nuvarom greičiau. O čia gražiai pakilsim. Eina savo. Ir dar nusileisim. Ant greičio. Nereiks nulipinėti ilgai. O taip. Nu ką, artėjom beveik prie viršūnės. Po biškiuko. Ir čia žmonės rėkia. Bet čia gražiai yra. Yra dėl ko rėkti. Ir jau aukščiausiam taške irgi yra atskiras, o čia tai gerai. Nu, kai užlipi į viršų, tai gali dar čia ratu apeiti, viską pamatyti. Stiklinis tas yra, bet ir va, čia gali atvirai, ten tai dar stiklas buvo, čia jau atvirai gali pavaikščioti. Tai žis super, net nėra nieko tau po apačiai, kas dengia, o čia tai geras. Liuks.
Nu va, pramogėlė. Lyst. Kai nematai, matai, kad čia yra atvira po apačią. Bet viskas super. Yra kas išbandys. Bus super. Girdėjom tik šūksnius. Nu, ką čia dabar matysim, kur nusileis. Va, matysim tuoj nusileidimą. Čia kelios sekundėlės. Nu, viskas tvarkoj. O tai va, žmonės džiaugiasi. Bandysim dar ir šitą reikalą. Reiškia, jau jeigu varyt, tai visur varyt. Turėtų būt gerai, ne? Tiem kaimelio. Labai tie namai visi vienodais, stogais tokiais gražiais. Pabuvom kalnuose vienuose kituose. Varom dabar tų korėjietiškų ledų valgyti. Zakopanės centrinė gatvė. Nu, pasirinkimų tai visokių yra. 6 pasirinkimai daugiau negu Tailande. Tai einam pasižiūrėti. Nu, o ir kalnas ledų mango. Ir prašau blackberry. Mergavytė. Nu, ir jau pasiekėm Chocholovskį terminis vonios. Nu, ir čia turim 30 baseiną visokiausių, natūralių terminių, su žemėlapiu, su visko. Normaliai. Nu, bet einam į lauką. Oi, kaip siera smirda. Nu, geras. Nu, čia daugiausiai susirinkusių. Maladės. Nu, tikrai daug visokių baseinų, baseinėlių, kur galima išbandyti. 30 čia jų yra skirtingų. O tai va. Geras. Čia dar va vienas kompleksas baseinų. Irgi geruliškai. Nežinau, kaip čia surast, kas kur yra. Su žemėlapiu. Nebent. Nu, da kalnelius mums reikia rasti, eisim pačiužinėti. Nu, palipom į aukštesnį baseiniuką. Čia gali ir krepšinį pažaisti. Ir vandens tinklinį. Pračiužėm, aišku, vieną kartelę. Tai taip neblogai. Atrodo ne aukštai, bet tiek ilgai sukomės. Liuks. Nu, pravarėm Chocholskį termikį. Gal žiemą geresnis efektas būtų, bet nu, niek neblogai. 3 ryt. Karštas vanduo, gera. Nu, dabar pirmin.